kalbėsim šitą temą apie sąmoningą pastojimą, sąmoningą nėštumą ir sąmoningą gimdymą. Ir kas tai yra ir kuo tai skiriasi nuo paprasto, sakykime, tiesiog pastojimo, nėštumo ir gimdymo. Ir netgi žiūrėsim, kiek įmanoma, apie kaip pagimdyti be skausmo. Tai yra įmanoma ir ne naujiena, pasaulyje tai vyksta, sakykime, procentais žiūrint, apie 10% moterų gali gimdyti be skausmo ir panašiai. Tik įdomu, kodėl nesutelkiamas dėmesys į tuos procentus ir nepatyrinėjama. O kaip jau tai pavyksta, o kodėl taip vyksta? Moterys mokinamos, sakykime, iškentėti tą skausmą, kažkaip prakvėpuoti, praeiti per visą tai, bet ne į skausmą turėtume orientuotis iš tikrųjų. Tai šiandien ir kalbėsim apie tai ir svarbiausia, kas yra, nuo ko pradėti. Tai įsileisti mintį į savo vidų, kad galima pagimdyti be skausmo, kad tai yra normalu. Kad skausmas gimdymo metu tai nėra norma. Kad tai yra, vadinasi, kažkokios, švelniai tariant, patologijos išraiška, ar ne? Kodėl aš taip kalbu ir sakau, nes iš 4 vaikų 3 teko laimė pagimdyti praktiškai be skausmo, kaip mes tą skausmą įsivaizduojam, kad jau ten viskas negali, jau plėšos skauda. Tai buvo pojūčiai, nepatogūs sąrėmiai, kuriuos jauti, jie vyksta, pilvą sutraukia, kažkur toks numaudžia, nėra smagu, nesijauti labai jau ten komfortabiliai ir panašiai. Bet tikrai gali juokauti, gali kalbėti, gali sąmoningai mąstyti, bendrauti ir nieko nebūna kažko tokio, nežinau, nepatogaus, nemalonaus. Ir kadangi 3 iš 4, tai aš nevadinu to atsitiktinumu ar kažkokia, nežinau, dovana nuo manęs nepriklausančia. Kiekviena mes galim stengtis tą būseną pasiekti, iki to ateiti ir tik reikia su savimi dirbti. Ir kaip pasakai žodį dirbti, žmogus dažniausiai, ne tai, kad išsigąsta, bet darbas asocijuojasi su kažkuo sunkiu, reikia dirbti. Bet vėlgi tada mes esam sąmoningi žmonės ir mes renkamės, ką mes norim turėti. Norim nueiti į parduotuvę, mes turim atsikelti, apsiauti batus, apsirengti ir eiti. Aišku, galime eiti basi, neapsirengę, bet taip tiesiog nepatogu. Tai norint pasiekti tikslą, reikia įdėti pastangų. Jeigu mes užsikeliam savo tikslą aplamai pastoti, nes stebiu labai daug porų, šeimų, kurios fiziškai sveikos, viskas tvarkoj, pasidaro tyrimus, bet o vaikelio nėra. Metai nėra, 2 nėra ir praranda ir viltį ir pradeda galvoti, aišku, apie alternatyvas visokias, ar apie įsivaikinimą, ar apie dirbtinį apvaisinimą. Bet nesusimasto, neužduoda savo klausimą, o kodėl jo nėra. Ir į žmogų vėlgi šito vietoje reikia žiūrėti ne kaip į fizinį kūną, kaip kažką daugiau. Aš vis papiešiu tokį įsivaizdavimą, kad būtų paprasčiau, yra riba. Tam tikra riba, kuris skiria fizinį ir subtilųjį pasaulius. Fiziniam pasaulyje, sakykime, mes kaip žmogeliukai gyvenam, einam į darbą, draugaujam, pykstamės, kuriam santykius ir panašiai. Ir dažniausiai žmonės ir gyvena, save suvokia tik šitam fiziniam lygmenį. Jie nepriima, jaučia visi, kad tai yra, bet nepriimam, kad yra tas subtilus energetinis lygmuo, kuriame yra mūsų siela, esybė, kur irgi vyksta, verda gyvenimas. Šitie 2 pasauliai, subtilus ir fizinis, jie turi ryšį, jie sąveikauja. Kas vyksta čia, persikelia į čia, kas vyksta čia, persikelia į čia. Todėl, norint pagimdyti, pastoti, padaryti kažką neįmanomą čia fiziniam lygmenį, turim pirmiausia suprasti ir priimti, kad yra kažkas daugiau. Nes įprastom priemonėm, įprastais būdais, ką mes įpratę daryti, to jau pasiekti, tai yra sunku pasiekti. Be pastangų, be suvokimų, be sąmoningėjimo, be ugdymosi savo vidaus.
Apie šitą subtilų pasaulį mes jį galime matyti, jausti visi, tik arba leidžiam savo tai daryti, arba ne. Vidinį matymą turi irgi visi. Jeigu dabar sakyčiau, kad įsivaizduokite pievą, tolumoj kalnus, gėlės ar ne, aplinkui to nėra, nei pievos, nei kalnų, bet ar užsimerkę, ar atmerktom akim, kaip patogiau, jūs tą, manau, visos galit padaryti, kuri negalit. Tiesiog va dabar įsivaizduoti pievą ir tolumoj kalnai. Visos matot, ar ne? Tai vat su tuo vidiniu matymu šituo mes galim matyti tą subtilųjį pasaulį. Ruošiamės dažniausiai nėštumui tik fiziniam lygmenį. Paleidžiam mintį, norim pastoti, tada aišku, tam reikia vyro, pastojam, laukiamės, važiuojam į ligoninę, gimdom, turim lėliuką. Jau kaip ten praeina tas nėštumas, taip, vienas pykina, kitoms skauda, rūgštys kyla, kojos tinsta, grėsintys persileidimai. Kodėl visą tai vyksta? Todėl, kad į visą tą procesą žiūrim tik tai šitam lygmenį. Nepajungiam visų savo gebėjimų ir galių iš šito lygmens. Šitam subtiliam lygmenį yra visa informacija, visos energijos, viskas, kas reikalinga žmogui čia. Mes patys savo norų tarsi atkertame tai ir nepriimam. Nepriimam nei tos informacijos, nei tų energijų, nei to, kas mums gali padėti ir gyvenam taip, kaip papuola. Dabar, kodėl dažniausiai sunku pastoti? Pradedam nuo pradžių, sakykime, nuo pastojimo. Priežastys pagrindinės dažniausios, ar ne? Galbūt aš, būdama dar siela čia, nusistačiau savo tokį planą, kad ateisiu į žemę, išmokti priimti situacijas, išmokti tiesiog gyventi be vaikų, arba galbūt praeitam gyvenime kažką tokio padariau, kad dabar turiu atidirbti gyvendama be vaikų. Galbūt mano nusistatymai, programos tokios didelės, kad jom tiesiog vaikui, sielai, kitai esybei, ateiti į žemę per mane yra praktiškai neįmanoma, nes, sakykime, esu pedantė, ar ne? Jeigu būčiau didelė pedantė, tvarka turi būti teisingai, viskas tik pagal mane, ten neduok Dieve nukris šapas ant grindų, tai turim suvokti, kad ten, kur vaikai, ten idealios tvarkos pedantiškos, jos galinai ir yra, bet kaip vaikas jaučiasi. Kaip ateidamas vaikas jaučiasi į tokią tvarką, kada negali laisvai nei krustelt, kaip aš sakau, būna vaikai arba švarūs, arba laimingi. Tai, jis jeigu švarus, vadinasi, jam įdiegta kažkaip elgtis, susikauščius, nieko neimt, nes susipurvinsi, nieko nevalyti, niekur, nes susitepsi ten, jis negali išsiskleisti, jis negali veikti, negali patirti, pažinti pasaulio, į kurį ateina, tai, kam tada jam reiti, jis ir neina, jis renkasi tada kitą porą, kitą šeimą, kuri jam leis patirti, leis mokintis ir panašiai. Kaip mes čia suvokiam tą mokinimąsi, tai čia visai kitaip suvokiama. Sakykime, vaikšto siela danguje ir sugalvoja ateiti čia išmokti atleidimo, ar ne? Ir ateina pas Dievą, sako, žinai, sako, aš noriu eiti išmokti atleidimo ir man čia reikia. O Dievas sako, tai kur tu ten eisi, sako, ten žiūrėk, kas ten darosi, kokios ten energijos, emocijos, ten žudo vieni kitus. Čia tave tai myli visi. Ir tada prieina kita siela, sako, žinai, aš eisiu kartu su tavim, būsiu tavo tėvas, tave augysiu, bet tuo pačiu ir taip kaip engsiu, skriausiu, mušiu ten, nepalaikysiu, kad tu išmoktum atleisti, ar ne? Ir taip susitarė tos sielos, ateina čia, jos gyvena ta riba, nukerta prisiminimus, mes nežinom, ką mes čia veikiam, kodėl, ką tas žmogus reikiantis ant manęs mokina mane, ar ne? Ir todėl yra mums sunku tuos santykius užmegzti ir prisišaukti tą kitą sielą kartais, nes mes pamiršę, kas mes esam, ką mes turim padaryti. Mus tarsi įtraukia žemės tos energijos, emocijos, gimstam Lietuvoje, ar ne? Tai čia yra krikščionybė, yra baltieji, yra tam tikros socialinės normos, kas dera, kas nedera, ten negalima kojų ant stalo susikėlus valgyti, ten negalima dar kažko daryti, nes negalima žudyti, ar ne? Negalima ten vogti.
Bet jeigu paklaustume kokio indėnų ten, aborigeno, džiunglių gyventojo, sakytume, tau nebaisu, kad tu turi, 5 džiovintas žmogaus galvas, ar ne, ten, sakykim, jisai sakytų, jo, baisu, mano brolis 20 turi. Abydna, supranti. Tai, bet kaip mus veikia tos normos? Kiek mes jau turim prisikūrę, kiek mes turim čia gyvendami save užslopinę, viso to prisikrovę ir per tai kitą kartą ir neprasimuša ta esybė norinti ateiti, nes dabar būtų naivu tikėtis, kad aš esu evoliucijos viršūnėje, o mano vaikai atėję pas mane, tai jie ten kažkur žemiau, jie privalo manęs klausyti. Evoliucija auga, kyla ir mano vaikai yra, sakykime, įsivaizduokim taip teisingai, jie didesni galbūt, jie sąmoningesni bus, jie ateina su kitais tikslais ir aš neturiu teisės jiems trukdyti. Aš esu kaip tiltas, per kurį ateina į žemę žmogus, aš tą turiu suvokti, aš turiu pasiruošti jo atėjimui, kad jam netruktų nieko, kaip ir gėlę laistai, tu žiūri, jau džiūsta, reikia vandenėlio, reikia dar kažko. Aš turiu pasiruošti vaiko atėjimui. Tai yra svarbus momentas, nes nesąmoningai kažkur ten sukritus pastoti ir jau laukiuosi. Tai yra pasiruošimas, mintys, išvalymas minčių ir suvokimas, kad taip, aš kviečiu esybę ateiti į žemę, ir per mane ateina esybė į žemę ir tada gali jinai siekti savo tikslų. Aš neužkraunu ateinančiam vaikui savo norų, troškimų, savo kažkokių siekių, kurių neįgyvendinau. Aš bėgikė, tai dabar ir mano ten sūnus turi būti bėgikas arba plaukikas kažkoks sportininkas, nes sportas tai yra labai svarbu gyvenime. O gal jam bus visiškai ten konstitucija kūno, ten nereikalaus to sporto, jis gal bus moksliukas ir ten išras kažką ir man dar iki to labai toli. Tai reikia suvokti, tai pirminis tas suvokimas, kad aš vaikui neperduodu arba stengiuosi perduoti kuo mažiau savo programų visokių, savo nusistatymų visokių. Vaikas man nepriklauso, jis didesnis už mane ir tik ateina per mane, o aš džiaugiuosi, kad jis mane pasirinko. Taip, sakykime, galima mąstyti. Tada tai jau dėliojasi teisingai, atsistato energijų srautai, nes jeigu aš save priimu kaip padėties šeimininkė, aš čia vadovauju, aš čia šeimininkas, čia vaikas tik tarp kitko, kur pastatysiu, ten turi stovėti, tai harmonijos balansas strinka ir tai neteisinga, tai yra negerai. Kai jau ateina vaikelis į... Aišku, aš apie tokius dalykus, ten alkoholį, rūkymą, dar kažką aš jau nekalbu, jau tiesiog tai yra natūralu, normalu, jeigu jau ruošiamės tam, tai jau turim ir valytis, ir mintimis, ir darbais, ir panašiai. Tai tas minčių valymasis. Toliau reikia suprasti taip, kad taip mes esam žmonės, aš gyvenu žemėje, aš pykstu, aš bijau, aš nepasitikiu, aš abejoju, dvejoju, jaudinuosi, o kaip ten bus ateity, kaip čia viskas ar bus gerai. Visa tai yra mintis, visa tai yra energija. Ir visa tai veikia ateinantį vaiką, vaiko esybę. Aš turiu stengtis kiek įmanoma nusiraminti, iš savęs išvesti tas neigiamas emocijas, energijas, kaip tai padaryti. Tiesiog prašau iš mano esybės išvesti baimę, nepasitikėjimą, nerimą, pyktį, visas, ką aš randu savyje, visą tai išvesti, neutralizuoti, o į tuščią vietą laisvą atsiųsti meilę, pasitikėjimą, ramybę, santarvę, visą, ko reikia. Mintimis viską keičiam ir valom. Kai išsivalom save, nurimstam, mūsų vibracijos, sakykime, energetika tampa šiek tiek panaši į tą, kurią turi, sakykime, vaikas, besiruošiantis ateiti vaiko esybei. Ir kai mes susiderinam, vyksta sklandesnis pastojimas, sklandesnė nėštumo pradžia. Kodėl dažnai būna tas pykinimai, blogumai, negerumai. Tai nesakau, kad 100%, bet dažniausiai būna dėl situacijos kažkokios nesuvirškinimo, nepriėmimo, nesutampa vaiko ir mamos energetika. Tai sukelia bangas, sakykime taip. Ir jeigu aš mintyse prašau sureguliuoti, suderinti mano ir vaiko esybės srautus energetinius, vibracijas, tai susiderina ir tada baigėsi tie tokie nesmagumai, sakykime, nėštumo, nes, nežinau, mano visi nėštumai buvo lengvi, nei pykinau, nei vėmiau, nei ten dar kažkas darėsi, tiesiog iki paskutinio mašiną vairavau ir su ketvirtąja, tai vėjūnė tai iš vis buvo taip, kad ryte išleidau šeimyną,
pati sėdau į mašiną, atvažiavau į Marijampolę eiliniai patikrai, mane pažiūrėjo, sako, 6 centimetrai, einam į gimdyklą. Ir aš galvoju, tai palaukit, dar vyrui reiktų paskambinti gal. Na, tiesiog paskambinau vyrui, jis sako, važiuojam į Kauną, tada gydytoja čia Marijampolės iš vis pakraupo, kur jūs važiuosit, sako, jau viskas. Na, mes sakom, spėsim ir nuvažiavom į tenai tiesiog maloniai bekalbėdami, buvo jau tada Kaune 8 atsidarimas, kol supildė dokumentus, mes ten buvom 9:30 gal, 11 pasigimdžiau. Tai vat gana greitai ir lengvai ir be skausmo. Tai va, tai tiesiog tai buvo tas vat suderinamumas. Dabar kas vyksta su baimėm, jeigu moteris bijo, tai ateina kaip programos. Dažnai mama sako, aš sunkiai gimdžiau, man buvo baisu, bus ir tau baisu. Kažkodėl vat pas moteris yra toks su malonumu vos ne gazdina kitą nėščiąją, kad žinok, eik tu savo, tu girdėjai ten parą laiko gimdė, neišgimdė, ant galo Cezaris buvo ten. Arba, na, moteris kažkodėl, na, tarsi jaučia malonumą, gazdindamos kitas, vat, kurios dar tik kelio pradžioje akys didelis ir atrodo visko bijo ir, na, tai yra programos tokios, tos baimės, skausmingo nėštumo ir panašiai. Mes galim tas programas tiesiog prašyti išvalyti. Na, jeigu, pavyzdžiui, mama pasakė, žinai, man buvo sunkus gimdymas, tai žinok, ir tu jau čia kankinsiesi. Klausimas, ar aš to noriu. Jeigu aš priimu save kaip savo gyvenimo šeimininką, kad mano mintys viską keičia, vadinasi, aš ir tai galiu pakeisti. Aš nepriimu tos programos ateinančios iš mamos, aš sakau, aš grąžinu tau, tai yra tavo, ar ne? O visas pasiekmes ir pasiekmių pasiekmes tos programos prašau išvalyti. Nes kaip buvo, kodėl 3 iš 4, o ne visi 4 be skausmo, tai aš pasigimdžiau pirmą irgi lengvai, o po to iš kažkur pasigavau programą, kad antrą gimdyti skaudžiau. Nors visi sako, kad šiaip lengviau, bet aš kažkodėl nežinau, vat atėjo, pasiekė mano ausis tas sakinys, kad antrą gimdyti skaudžiau negu pirmą. Gal ten ir greičiau, ir lengviau, bet skaudžiau. Ir aš tuo patikėjau. Aš patikėjau tuo atsakiniu, tą mintim, kad skaudžiau. Ir aš jau kaip anadatų laukiau, kada man skaudės. Kada jau čia, jau kažkas vyksta, jau suskaudo, jau čia, ir tas, ant įtampos visa ir lauki. Kada bijai, ką daro baimė ir kaip smegenys reaguoja į baimę. Organizmas taip sutvertas, kad apsaugotų mus, kad išgyventų, kad viskas vyktų sklandžiai. Jeigu aš bijau, pavyzdžiui, gimdymo, prasidėjus gimdymui, kas vyksta smegenyse. Smegenys bando apsaugoti nuo to, ko aš bijau. Pradeda smegenys siųsti neuronai signalus į gimdymo takus ir juos blokuoti, kad neįvyktų tai, ko aš bijau, kas skauda, kas sukelia man nemalonius jausmus ir panašiai. Kad to neįvyktų, vėlgi aš turiu valytis nuo tų baimių ir nuo tų programų. Jau kaip valyti sakiau, prašau iš mano esybės, visų lygių, laikų ir struktūrų išvesti baimės visas, tas programas, jas neutralizuoti, o vietoj to atsiųsti pasitikėjimą, ramybę, atsipalaidavimą. Galimas net tas vidinio matymo naudojimas, tiesiog įsivaizduoti, kaip atsipalaiduoja, atsileidžia raumenys, gimdymo takai, kanalai. Jau baimės neturiu, suvokiu, suprantu, matau, kad ateina naujas žmogus į žemę. Nauja siela, nauja esybė. Aš su džiaugsmu jį priimu, susiderinu, bandau kiek įmanoma susiderinti savo vibracijas ir jį praleisti per save, kad jis ateitų čia. Ir tas, kai nelieka tos baimės dėl savęs, kad oi man skaudės, man bus blogai, kai aš nukreipiu dėmesį į tai, o kaip dabar jaučiasi vaikas, o kaip dabar jaučiasi jo esybė, jis tai ateina iš erdvės, kurioje meilė, kur dieviškos energijos, jis ateina į tą lauką, žemės lauką, kuriame yra ir skausmas, ir baimė, ir tos kitos energijos, ir jam reikia prie to prisiderinti. Ir kai aš nukreipiu mintis į tą darbą su savim ir su juo prašydama suderinti jo energetiką su žemės energetika, jo energetiką su savo, su šeimos, į kurią jis ateina, visi tie prašymai, jie turi prasmę ir jie veikia. Ir tai padeda iš tikrųjų. Todėl, norint padaryti tokius dalykus, reikia neatmesti šito subtilaus lygmens ir jį suvokti, suprasti ir dirbti dviejuose lygiuose. Fiziniam lygmenį, rūpintis savim, skaityti, domėtis literatūrą, informaciją, atsirinkti
kas vat, ugdo, kas skatina. Šiandien net irgi vienam forume skaičiau diskusiją, nėštukiai klausė, vat, ką daryti, sapnuoju košmarus, karas, atseit karas, vienu žodžiu baisu, blogai, prabundu iš pilto šalto prakaito, bijau laukti vakaro, nes vėl bus košmarai. Tai išsiaiškinom, kad na taip, jinai žiūri žinias visokias, žiūri ten skaito, kaip čia jau tuo rusai mus puls, ar ten dar kažkas, nu pastoviai ten jau ir pernai bus puolė čia. Ir panašiai, na visų pirma, tada, sakau, išjung viską, išjung televizorių, išjung, neskaityk tų žinių, neklausyk, kam viso to reikia. Ta visa informacija, domėjimasis kažkuo, kaip mane ugdo, kaip mama būsima ir kaip žmogų. Ar tai mane ugdo, ar tai mane slopina ir sodina. Ar tai kelia mano vibracijas, ar tai žemina. Ar man to, ko man reikia, realiai. Tai tada gaunasi labai lengva išjungti ir tą televizorių, ir radiją, neklausyti, neskaityti tų žinių ir ieškoti tik pozityvo. To geros emocijos, bendrauti, būna žmonės, kurie nenori, tave tempia žemyn su savo kažkokiais negerumais. Laukiantis mes turim teisę iš tikrųjų atsirinkti ir pasakyti, ko aš noriu. Aš dabar nenoriu su tavim bendrauti. Galima gražiai, kitaip pasakyti, tiesiog, nenoriu. Aš noriu, tada jeigu bendraujam, kalbam apie kažką gražaus, kas tikrai džiugintų mane ir mano vaikelį, ar ne? Aš manau, visi supras. Ir nereikės ten pilstyti iš tuščio į kiaurą, kokia valdžia bloga, kaip čia visi serga, čia, o tu girdėjai, ten kažkas mirė. Kam to reikia? Kam to reikia, to negatyvo? Tikrai ne vaikeliui, tikrai ne tai esybei, kuri ateina. Toliau, ką dar galima padaryti? Mane labai nuramino paskutinio ypatingai nėštumo metu, tokia kaip ir meditacija. Atradau šitam subtiliam lygmenį, sako kaip dangu, taip ir ant žemės, ten irgi visko yra. Tokia kaip ir pieva. Ant kalno ta pieva, galit bandyti įsivaizduoti, pasivaikščiot kartu mintyse. Ten renkasi būsimos mamos susitikti su savo vaikais, tiesiog su savo esybėm. Kalnas papėdėje toks kaip pasakų stebuklų miestas po tokiu kupolų permatomu. Tas miestas ten mainosi, keičiasi, kažkas atsiranda, dingsta, ten verda gyvenimas, verda veiksmas. Ir mamos vienos ateina, greitai susitinka su savo vaikais, kitos laukia, liūdi jau, nesulaukia. Tai vyksta kažkoks toks ten gyvenimas ir aš kai ten papuoliau mintyse, pamačiau tas liūdinčias mamas, kurios nesulaukia savo vaikų, kitos ateina greitai, išeina su vaikais ir aš tada supratau, kad reikia vis tiek mokėti pasišaukti, tarsi pasišaukti tą savo vaikelį, suformuojant mintį, kad žiūri į miestą, tą įsivaizduojamą ir pasakai, kad aš atėjau, noriu susitikti su savo būsimu vaiku. Ne? Ir žiūrim, tiesiog vaizdinys kyla, kai iš to miesto pakyla, kaip kam suprantamų būdų parodo. Ar tai kaip žmogaus siluetas, ar kaip energijos kažkoks darinys, siela, sakykime, ir ateina. Jeigu neteina, reikia žiūrėti, o kodėl neteina. Gal trūksta suvokimų kažkokių. Galima tiesiog paklausti, kodėl neteina. Mintys tai mūsų galvoje pastoviai cirkuliuoja, maišos ir mes pastoviai apie kažką galvojam. Ir kai užduodam tikslingai klausimą, ką aš turiu dar padaryti, kad pas mane ateitų, ateina mintis, ateina atsakymas, o ką padaryti. Galbūt suvokti kažką, pakeisti savyje, gal požiūrį į kažką, gal situaciją, o gal žmogus ne tas, su kuriuo tu nori turėti tą vaiką. Gal tu jį nori turėti tą vaiką, kad santykius kažkaip išsaugotum, išgelbėtum, ištrauktum. Ir tada dažnai būna, kad žmonės tam vaikeliui mažam užkrauna atsakomybę spręsti problemas suaugusių. Bet ar jisai mažutėlis gali išspręsti suaugusių problemas? Tikrai ne. Ir reikia pirmiausia susitvarkyti šitos dalykus į šeimą, kviesti žmogų ateiti tada, kada nėra problemų. Nes vaikas problemų neišspręs. Ir tada daug lengviau viskas ateina. Ir negalima tikėtis, kad, kaip minėjau, kad jisai ten kažką darys, tai bus mano pratęsimas kažkoks, tai paliksiu pėdsaką gyvenime, vaiką palikusi, tai jisai dar ten kažką padarys. Ne, čia yra savanaudiškumas. Kai išvedam iš savęs savanaudiškumą, kai susitvarkom savo aplinką, savo gyvenimą iki tiek, kad patiems smagu būna gyventi, kai nelieka įtampos gyvenime, baimės, nerimo, tada ir vaikučiui smagiau ateiti į tokią aplinką. Ar mes patys lystume,
į landynę kažkokią, kur pastoviai geria, mušasi ten. Aš nesakau, nereikia gerti ir muštis, bet jeigu bus pastovi šeimoje santykiuose įtampa, nesusikalbėjimas, pretenzijos, lūkesčiai kažkokie, nesutarimai, toj emociniai erdvėje vaikui augti yra, nebent jisai pats pasirinks, kad jam reikia tokios patirties. Na, bet aš, nežinau, vis tiek norisi, jeigu esam sąmoningi, jeigu suprantam, suvokiam tam tikrus dėsnius, tam tikrus dalykus, stenkimės, kad būtų kuo geriau, kuo šviesiau. Tai va, tas nėštumas, jisai eina, praeina, mes su savim dirbam, tvarkomės, ateina gimdymo metas, mes jau jaučiam, kada pabaiga, į galą pradedam ruoštis. Ruošiamės, taip, susidedam lagaminą, ten viskas aišku, susiperkam reikiamus dalykus ir panašiai. Kaip ruošiamės čia? Kaip pasiruošti gimdymui subtiliam lygmenį? Važiuosim į ligoninę, ar ne? Ligoninėje dirba žmonės, jaučiantys emocijas, tokie patys kaip ir mes, ar ne? Kaip įsivaizduojat, pavyzdžiui, kokį poveikį daro vaikučiui akušerė, kuri, sakykime, galbūt iš namų į darbą atėjo susinervinus, susierzinus, tik susibarus su vyru ir pirma paliečia galvelę vaikų. Tai yra poveikis, nes mes jaučiam, pavyzdžiui, palietus kitą žmogų už rankos paėmus, arba smagu būna, arba norisi atitraukti. Vieną norisi apsikabinti, dūšią ant stalo padėjus gali kalbėti su juo, o su kitu nesinori nieko bendro turėti. Tai yra energetika, tai yra mūsų pasireiškimas vidinis į išorę, ar ne? Lygiai taip pat labai svarbu paruošti tuos žmonės, kurie bus šalia, kai ateis vaikelis į žemę. Labai svarbu paprašyti tiesiog mintimis, prašau paruošti visą personalą, kuris dirbs tuo metu, kai aš gimdysiu. Labai prašau neutralizuoti neigiamas energijas gimdykloje, ar ne? Maža ką, kas ten buvo, gal prieš tai gimdžiusi ten keikė visus iš eilės ir rėkė, ir pyko, ir ten sakė, gyvenime daugiau aš tau nedovanosiu, už tai nebūna tokių atvejų, ne? Tai vat būna tų negatyvo kažkokio to, kad ir, nesvarbu, ar negatyvas, ar pozityvas iš esmės, tai jis yra svetimas. Ir į tą įeiti reikia suvokti, kad mes įeiname ir reikia, kaip susitvarkom darbo vietą, taip ir čia reikėtų susitvarkyti, paprašyti, kad būtų paruošta viskas, atsiųsta gydytojam, akušeriam, seselėm, informacija, suvokimai visokie, reikalinga energija darbui, šitam darbui, vaikelio priėmimui. Ir tada viskas vyksta sklandžiau, nes atvyksti į ligoninę ir tarsi visi viską žino, ką reikia daryti. Viskas vyksta daug sklandžiau. Ateina ta akušerė, kuri, man paskutiniu metu tai net taip ir smagu buvo, kad suprantanti subtilius dalykus, tarsi papuolė jos pamaina, nors aš gimdžiau visus vaikus ne tą dieną, kada buvo nustatyta, jie ten taip savaitę, tai dviem anksčiau šiek tiek ateidavo, bet visą laiką būdavo tas personalas, kuris, tikrai labai, gerai buvo. Taip pat su trečiuoju patirtį turėjau, kada klausiau proto, ne širdies. Nusprendžiau, kad reikia gimdyti vienoje vietoje, nors širdis linko į kitą vietą, bet ir pasirinkau proto variantą ir tada turėjau pamokų. Turėjau pamokų, kurias turėjau pereiti tiesiog. Bet tai patirtis. Reikia klausyti širdies, rinktis vietą, kurioje noriu gimdyti širdimi. Klausyti jausmo, intuicijos, ne tai, kad ten kur arčiau, kur patogiau, ten dar kažkaip, pajausti, pabandyti išjausti, kas ir kaip. Tai va. Kai paruošiam vietą, kurioje gimdysim žmonės, kurie bus šalia, galim prašyti specialių dieviškų tarnybų dar įsikišimo ir pagalbos, nes kaip fiziniam lygmenį yra ligoninė, policija, ten greitoji, gaisrinė, taip ir šitam subtiliam lygmenį yra tos dieviškos tarnybos, kurios padeda žmonėms įvairiais gyvenimo klausimais. Tai kai prasideda gimdymas, aš tiesiog mintimis paprašau pagalbos tų specialių dieviškų tarnybų atsakingų, kad jos ten ką reiktų, tą padėtų. Ir stengtis, aišku, kuo mažiau tos intervencijos, jeigu jinai nėra būtina. Aš kai atvažiavau gimdyti trečiąjį, iš karto, tai gerai, sako, tuoj kateterį, tuoj čia skatinančių. O sakau, kam skatinti? Sąrėmiai vyksta reguliariai, normaliai, viskas tvarkoj,
Yra įpratimas, kad būtų pagimdyta per 4 valandas ir viskas vos, nekam čia laukti. Bet visi tie pasiruošimai, viskas, tai ne šiaip savo jie vyksta. Vis tiek tuo natūralumu reikėtų pasikliauti, kad kūnas žino, geriau, jeigu mes patys protų neblokuojam, nedarom kažkokių sprendimų, ten baimių nėra, nusistatymų, dar kažko, tai viskas vyksta natūraliai ir nereikia nieko nei skubinti, nei greitinti, nei ten dar kažkaip atsipalaiduoti ir kvėpuoti, kaip sakoma. Ir viskas, tai aš atsisakiau to skatinimo, aišku, daktarė labai pyko, buvo pikta, kad aš čia taip drįsau, čiagi ne pagal ją, aišku, aš supratau, nes jos laikas baigėsi, aš naktį paryčiais atvažiavau, jai reikėjo įveiti namo, ir kažkodėl nusprendė, kad jinai bus iki galo su manim, nors nei prašiau, nei ką aš galvojau, kad jau keisis pamaina, ateis kita gydytoja, bet ne, jinai iki 10 ryto išbuvo, kol aš pagimdžiau. Ir ėjo ratais ir bumbėjo, čia taip dabar, čia galima, čia atsisakė, čia dažnai, kad gimdyti atsisakys, čia vienu žodžiu. Aš tiesiog neskubėjau, sakau, aš turiu laiko, aš galiu palaukti, tai kam tą vaiką čia taip kankinat? Čia koks, kankinimas, čia procesas vyksta, kitos dar ilgiau sarėmiauja ir nieko. Tai ir aš kažkaip pabūsiu, jau sakau. Tai ir normaliai ten viskas buvo, per 2 stūmimus ir pagimdžiau ir išlindo. Viskas tvarkingai, tik, buvo pamoka man tokia. Tai paruošiam visą tai ir ką. Labai dar svarbus fiziniam lygmenį momentas, tas virkštelės nukirpimas, nes tai yra vaiko antri plaučiai. Jeigu ne pirmi, tam tikrų momentų dažnai skuba nukirpti ją. Tai aš prašiau, kad kirptų tik tada bent jau, kada nustos pulsuoti. Nes vaikas, kai lenda gimdymo kanalais, jisai susispaudžia, kraujas suteka dalis kraujo į placentą ir tada, kai jau išlenda, kraujas grįžinėja, virkštelė pulsuoja ir ją dažniausiai nukerpa. Ir dalis reikalingo kraujo, tų kamieninių ląstelių, visko būna likę placentoje. Tai jeigu bus galimybė, čia jau net ne tai, kad jeigu bus galimybė, čia tiesiog būtinybė yra įspėti gydytoją, akušerę dar prieš gimdymą, kad prašau nukirpti virkštelę tik tada, kada nustos pulsuoti. Tai 10 minučių gal trunka, plius minus įvairiai, bet tai labai svarbu. Aišku, yra praktikos, kur iš vis nekerpa tos virkštelės, ten kelias valandas. Placentą išgimdo tiesiog ir bliūdelėje kažkur ten pabūna tas kelias valandas, kol kažkaip, bet pas mus dar to nėra, tai neįprasta, nepriimtina, tai jau bent jau išsikovokit, kad nukirptų vėliau, o ne iš karto. Ir tai labai, labai daug padėsit savo vaikelį. Tai ir paskui visas sureguliavimas organizmo. Parašyti sureguliuoti pieno gamybą, kad netruktų, nestiktų, kad būtų viskas taip, kaip turi būti. Kodėl gali stikti ten kažko trūkti, tai vėlgi įtakoja arba praėję mūsų kažkokie gyvenimai, arba šio gyvenimo nusistatymai, programos kažkokie netitikimai, nesutarimai. Galbūt, mintis būna, užsiprogramuoja, kad maitinsiu ten, sakykime, 1,5 metų, arba ten, neturiu aš čia pieno, mama neturėjo pieno, maitino mišinukais, tai ir aš pamaitinsiu. Dažniausiai padaro mūsų mintys tuos trukdžius kažkokius, nes mintim, kada viską keičiam, tai galima ir tą ir pieno gamybą suskatinti. Net yra atvejų, kada, sakykime, moteris nutraukė maitinimą ir po mėnesio ar 2 vėl pradėjo maitinti, nes poreikis atsirado. Tiesiog pagalvojo, kad gal vis tik per anksti vaikas sirgt pradėjo ir mintimis glausdavo vaiką prie krūtinės, bandydavo maitinti ir atsirado vėl pieno. Tiesiog mūsų smegenys veikia, mūsų ląstelės veikia ir mintimis mes daug ką galim keisti. Tai nebuvo nei su vienu vaiku diegliukų, tų riksmų vakarinių tokių, ar dar kažkokių negerumų, nes tiesiog aš prieš maitindama visą laiką paprašydavau mano pieno struktūrą priderinti, pritaikyti vaikui, vaiko struktūroms, kad jame būtų tai, kas jam yra geriausia. Toliau, pienas tai yra, skystis, kaip, sakykime, vanduo, ar ne, vanduo išlaiko informaciją savyje kaupia. Prieš maitinimą aš visuomet tarsi mintyse įsivaizduodavau, kad aš užsidedu tarsi filtrą kažkokį, per kurį prateka pienas, bet manyje lieka
neigiamos energijos, emocijos. Na, mamos, taigi jos žmonės, mes mylim vaikus, tas ryšys tarp vaiko yra, taip, jis nepaneigiamas ir juo teka ne tik meilė. Juo teka ir mūsų baimės, pykčiai, susierzinimai, o pirmom ten dienom, pirmais mėnesiais po nėštumo, kai hormonai ten audros būna, viskas persidėlioja, tai tikrai nelengva yra išlaikyti tą vidinę ramybę, tokią meilę pasauliui ir aplinkai, būna visko. Tai vat reikia tada bent taip prieš maitinant sąmoningai užsidėti filtrus, kad vaikui patektų tik tai, kas jam reikia. Meilė, vat, pienas, maistas, dėmesys, o jau su savo negatyvu tvarkytis pačiai su savimi. Nes vat, labai greitai pasijausdavo, jeigu tik tai pamiršti tai padaryti, pradedi maitinti, jau žiūrėk tai arba atpila, atpilinėje nepriima, neįsisavina organizmas tos struktūros netinkamos, arba vat, diegliai prasideda, skausmai ir panašiai. Tai vat, šitos dalykus reikia žinoti ir padaryti. Kaip sako, nekainuoja nieko tokie dalykai, galima daryti. Tai va, gal kokių klausimų dar yra, gal aš tik prabėgau, gal kažkuris momentas, etapas yra aktualus ir svarbus ir panašiai. Renata, jeigu tu paminėtum dar grįžtume apie baimę fizinio skausmo, kaip su tuo tvarkytis, jeigu, pavyzdžiui, viskas pradirbta, bet kažkodėl atvažiuoja į gimdyklą ir išsigąsti ir ima skaudėti, kaip galima savo padėti? Tai yra normalu, natūralu tas skausmo baimė, kad bijo žmogus, kad jam gali skaudėti. Aš prieš važiuojant gimdyti, aš tiesiog, dar gerai, kad paklausėt, į vieną pusę išsiplėsiu. Mes gyvenam čia fiziniam lygmenį, bet siela yra viena ir ta pati, ar ne? Jinai eina per amžiną, kaip pasakyti, jinai nekinta. Bet fizinis kūnas kinta. Galbūt praeitam gyvenime, sakykime, aš buvau pribuvėję, dariau abortus kažkam, ar ne? Kam reikėjo, galbūt man kažką padarė. Kas liečia su gimdymu, ne? Žmogus mirė, bet ta patirtis visa atėjo į sielą ir ta siela paskui ateina į žemę su ta patirtim įgyta. Vienu žodžiu, prieš pat gimdymą arba prieš nėštumą reikėtų paprašyti mintyse tiesiog paleisti automatiniam perdirbimui tuos gyvenimus, kurie yra susijęs su sunkiu nėštumu, skausmingu nėštumu. Gal gimdžiau ir miriau, gal kažkas ten buvo sunkaus ir tas kamštis, tas blokas yra ir dabar ateina laikas jį perdirbti, fiziškai, sakykime, ar ne? Dėl ko buvo toks tarsi nedasiruošimas pirmam gimdymui, nes aš plyšau į visas 4 pusės, kaip sakoma, buvo 4 laipsnio plyšimas. Ir būtent dėl tos neigiamos praeities man kaip bloką kažkokį pramušė ir pakrikštino mama. Nes mes iki tol būnam žmonos, draugės, ten dukros, dar kažkas, bet tik ne mamos. Ir kai pagimdom pirmą vaiką, tai realiai tokia transformacija žmogaus įvyksta tiek energetiškai, tiek fiziškai, kad vienu žodžiu. Tai va. Ir kad išvengti tokių visų dalykų, tai reikia pasiruošti, reikia paprašyti paleisti automatiniam uždarimui visus praėjusius gyvenimus. Nesvarbu, mes ten prisimenam, juos neprisimenam, matom, nematom, prašymas jisai veikia ir tada tarsi atsipalaiduoja, atsilaisvina ta neigiama patirtis, nes natūralu, kad galim bijoti, nes, aišku, jeigu aš praeitam gyvenime miriau, pavyzdžiui, gimdydama ir ta baimė, tai aš su tuo išėjau ir ateinu į čia ir dabar manęs laukia gimdymas. Tai faktas, kad aš galiu jo bijoti, nes o jeigu pasąmoniniam lygmenį ten kažkur tai siela bijo, tai su tuo reikia susitvarkyti, tada tų baimių tiesiog taip, jos gal ir lieka, bet ne tokios stiprios, tu tiesiog priimi tai kaip ciklą, kaip evoliuciją, kaip gyvenimo tąsą, kad į save pradedi žiūrėti kaip į tą žmogų, kuris per save paleis kitą žmogų į gyvenimą. Ir tada atsipalaiduoja to. Ir sakysim, netgi jeigu mes neprisimenam, vertėtų vis tiek pradirbti ir paprašyti, ar prisimenam, ar neprisimenam, ar aš teisingai supratau. Taip. Nes tie mūsų prašymai, mintys, kurias mes paleidžiame į šitą subtilų lygmenį, tos tarnybos ar mūsų pačių esybės dalys jos vykdo. Ir aš galiu nematyti to praėjusio gyvenimo, bet vis tiek tai pojūtis yra kažkoks.
kad galėjo tai būti, nes, kaip sakykime, būna žmonės bijo skristi lėktuvu, paniškai bijo skristi lėktuvu, nors gyvenime lėktuve nesėdėja. Tai iš kur ta paniška baimė kyla, jeigu jis net nežino, kas ten buvo ir kodėl. Nu, tai gali jau numanyti bent jau tada, kad, nu, turbūt, kiti net juokaudami sako, oi, turbūt čia praeitam gyvenime, kur nusitrenkiau, vienu žodžiu, tai už tai dabar bijau. Nu, tai gali taip ir būti. Tai vat paprašai, tada bent jau, kiek vat sugebi, prašau visus vat praėjusius gyvenimus susijusius su kažkokiu blogu, nesklandžiu, sudėtingu, sunkiu gimdymu paleisti automatiniam uždarimui. Ir tai jau vyksta, nes čia yra tie tokie kaip padėjėjai, pagalbininkai, kaip, sakykime, Formulės 1 vairuotojas turi savo komandą, kuri keičia ratus, užpila kurą. Taip ir čia mes šitam lygmenį turim tuos pagalbininkus, kurie mums viską daro, ką mes paprašom. Tai reikia neatmesti tos pagalbos, nes jie patys taip labai nesikiš už tai, kad visur laisva valia. Arba aš laisva valia priimu ir suvokiu save kaip ne tik fizinį kūną, bet ir kažką daugiau. Arba einu fizinių lygmenių ir kapstausi, jau kaip bus, tai bus, kaip kačiukai akli per duobes. Arba įkrisiu į duobę, arba gal pasiseks, apeisiu, gal už akmens užkliūsiu ir nusibalnosiu. Tai va. Nu, kadangi aš biskį vyresnė, nei jūs čia viso susirinkę, aš tik tai noriu, žinai, kaip dažnai tikrai girdžiu, kad bepigu, tu sveika, tavo konstitucija gera, tai už tai tu taip lengvai gimdėjai. O ką daryti man, kai aš visą pilną ligų? Bet čia vėlgi pataisyk, jeigu aš klystu. Tos lygos ir yra mūsų subtiliųjų nesuvokimas, nemokėjimas derinti, gyventi ir mūsų minčių kratiniai, kuriuos galima šalinant pasiekti. Iš tikrųjų nebuvo taip, kad buvo laikas, kai aš sakau, kai geriau vaistus kiekvieną dieną ir širdies operacijos 2 ir daktarai sako, jau apie vaikus tai ten negalvok, nes pavojinga, rizikinga. Ir dabar, nu ką aš galiu pasakyti, ten 10 metai sveika, širdies jokių problemų nėra, 4 vaikai ir nu, palauk tada. Atrodo, tai kur viskas dingo ar ne ir kodėl. Tai ne šiaip saugi kalbu čia atsistojus teoriškai kažkaip tai. Bet vadinasi, tai galima dirbant su savim ir pasiekti tą lygį, tą konstituciją kūno, kad galėtum ir lengvai, laisvai gimdyti ir nereiktų kažkokių didelių intervencijų ir panašiai. Tai... Bet čia greičiausiai reikėtų išmokti prisimti atsakomybę. Tas pirminis, man gydytojas sakė, reiškia, man nieko nereikia daryti, nes aš tikiu ir vis tiek nieko nebus. Bet jeigu aš noriu, aš asmeniškai tai... Taip, labai geras papildymas, iš tikrųjų, taip ir yra, už tai, kad žmogus renkasi, ko jisai klauso. Ar užmeta atsakomybę už savo gyvenimą gydytojam, tėvam, antrai pusiai, ar dar kažkaip, ar prisima visą atsakomybę savo. Ir tada, kai jau atsakomybės visos mano rankose, aš darau, ką aš noriu. Tenka susidurti, kai žmogus sakai, nu žinok, gerai, ranka sulūžus, pamankštink, tu ją biškai prasimankštins kraujotaka. Daktaras sakė, kad negalima, bet šūda ten tas daktaras, pradeda šitaip, supranti, toks atrodo, ir daktarui atidavus atsakomybės, bet ant jo ir varo blogai šneka, nes jisai, matai, jai liepė kažką taip daryti ir jis nieko čia nepadarė, ta ranka blogai sugyjo, čia reikėjo eiti pas kitą daktarą, kitas daktaras ten gal dar geriau padarys kažką, Tai yra užburtas ratas, kada mes pasitikim kitais, nesakau, taip, medicina reikalinga, rankai sugipsuoti, ten išoperuoti, jeigu nepradėsime čia galvos operuoti, jeigu jau reikalas yra, bet reikia suvokti, kad jau jeigu aš papuoliau į tokią situaciją, kada reikia operuoti galvą, ten, sakykime, ar dar kažką, aš save iki tos situacijos kažkaip privedžiau. Savo nesuvokimu, savo sprendimais, pasirinkimais kažkokiais požiūriu neteisingų. Tai liga tai yra tik mūsų pasirinkimų, minčių, neveikimo pasiekmė. Žinutė, kurią reikia perskaityti. Tai ne tik liga, bet ir aplamai visokie nesklandumai gyvenime, kaip vagystės, kaip avarijos, kaip pinigų neturėjimas. Tai konkrečiai yra mūsų pasiekmės, kažkokios mūsų mąstymo, ką mes pakeitę, pasikeistų ir ta situacija. Nes keičiasi, čia mintyse pradedam keisti pirmiausia mintis, subtiliam lygmenį tvarkom balom ir tada persikelia viskas į fizinį lygmenį. Jeigu pinigai blokuojasi, kaip sako, gal ten praeitam gyvenime vogiau, plėšiau dėl pinigų, godumas buvo, troškulys kažkoks ten valdžios, tai kad manyje tai nesukeltų tų energijų, dabar jau tą pinigų srautą biškį pablokuoja, susitvarkysiu, atsiras. Gal nemoku elgtis, jis sako, o laimėčiau milijoną, tai duočiau ten mamai, sesiai, ten draugiai, visiems uždalinčiau, visi čia gerai gyventume, o palauko,
o ar galima duoti? Ar gal čia tas žmogus susitarė, kad jis ateis, kaip sakant, pagyventi, išmokti ir be to, gal jis jau praeitam gyvenime tuos turtus susikrovė ir suprato, ką reiškia būti turtingu. Nu tai va, tai, o mes su savo gerumu atseit, va, čia imsim ir sugriausim žmogaus tikslus, planus ir pakenksim tiesiog. Tai vat, kol nėra pilno matymo, supratimo, kas vyksta čia, ką aš čia atėjęs veikiu, ką aš turiu padaryti, tai ir nu, nieko, ir turim, ką turim. Ir sergam, ir kenčiam, ir vargstam, ir panašiai. Bet, na, yra ta viltis, yra darbas su savim, yra sąmoningumas, kada vat, priimi, suvoki, supranti ir keiti ir tvarkais. Tada viskas ir keičiasi. Kokia tavo nuomonė? Dažnai iš moterų ištekėjus ar neištekėjus, turintis santykius su vyriškos lyties atstovais, vartoja kontracepcinės priemonės, hormoniniai preparatai ir visa kita. Ir po to tikrai labai sunku yra pastoti. Kaip tai atsispindi subtiliuose, ką galima būtų pagelbėti savo, kaip padėti. Ir prie viso to fizikoje jau yra mokslo įrodyta, kad šiuo metu, reiškia šiuolaikinė moteris, kadangi visiems labai trūksta mineralų ir vitaminų ir panašiai, kad labai pagerina padėtį, sakysim, vaikvylikos vitamino injekcijos. Kad daug negalinčių arba su persileidimais vargstančių moterų padėtis labai pasitaiso. Visa tai kyla ten, apie vitaminų trūkumą, jeigu kalbant, iš nepasitikėjimo savo kūnu. Kada mes nepasitikime savo kūnu ir netikime juo, kad jis gali susitvarkyti, kad jis, nu, net ne tai, kad gali, jis užprogramuotas gyventi sklandžiai, gyventi be ligų, tai yra mūsų genuose. Bet kada naujausiais tyrimais Briso Liptono, Grego Breidano, dar kitų bio šitų mokslininkų, tai yra konkrečiai kalbama, kad visą mūsų organizmą valdo mūsų mintys. Jeigu aš valgysiu salotą ir galvosiu, kad jinai yra cheminė ir be vitaminų, mano mintis tą ir praktiškai padarys. Ir aš valgysiu orą, kaip pasakykime, ar ne? Jeigu aš galvosiu, kad mano mityba yra pilnavertė, kad mano organizmas žino, kaip susitvarkyti, kad jam nieko netrūksta, kad jis yra pilnumoj, ar ne, sakykime, iš tikrųjų taip ir bus, viską lemia mūsų mintys, nes, na, buvo net ir tyrimas toks darytas iš vištų raciono, kalcis pašalintas, ten savaitę gal 2 jos dėjo kiaušinius be lukšto, su plėve tokia, o po poros savaičių iš niekur nieko pradėjo vėl dėti normalius kiaušinius. Tokius kaip priklauso. Tai yra tokia kaip ir mintis. Organizmas susitvarko ir jisai gali sintetinti. Aišku, kitas klausimas, o kodėl to nedaro? Kodėl to nedaro? Ar todėl, kad kažkur ryšio nėra tarp ląstelių, nes viskas atsispindi. Pavyzdžiui, jeigu nėra ryšio kažkurioje vietoje tarp ląstelių, ar yra ryšys tarp manęs ir tarp artimo? Reikia kelti tą ląstelinį lygmenį į gyvenimą ir žiūrėti, gal aš neturiu, gal trūksta ryšio su mama, su seserim, su vyru, gal aš užsidarius kažkur, gal noriu gauti energijos, palaikymo, supratimo, bet nenoriu duoti. Visa tai modeliuojasi mūsų gyvenime. Ir kai tą sutvarkom santykyje, esam atviri, nebijom, priimam visus tokius, kokie esam, nebijom, kas ką apie mus pagalvos, galim duoti, galim imti, vyksta apykaita normali, santykiuose, normali apykaita be piktumų, be jokių, tada ta apykaita normali persikelia ir į fizinį kūną, tarp ląstelių. Ir tada nereikia tų visokių vitaminų, jinai pilnavertė mityba, reiškia pilnaverčiai santykiai. Kai trūksta pilnaverčių santykių, trūksta mumyse irgi to pilnavertiškumo. Tai yra toks kaip atsikartojimas holografiškai. Tiesiog. Tai va, ir dar kokia buvo klausimo dalis, ten ar jau viskas? Dėl kontraceptikų, tai plačiau. Kontraceptikai tai irgi yra iš baimės, ar ne, sakykime. Čia greičiau net nenoras, man dabar nereikia, net aš taip suprantu, kaip noras kontroliuoja. Dabar aš nenoriu, aš norėsiu už 3 metų, bet po 3 metų tu norėsi, jau nebebus galimybių. Taip, čia yra ta kontrolė ir baimė, kada mes gyvenam grynai fiziniam lygmenį ir bandom protu gyventi. Bet yra žinoma, kad gyvenimas labai pagerėja, kai mes pradedam gyventi širdim. Ir jausti, ir priimti, ir suvokti, ir suprasti, kas iš to, kad aš pasakysiu, ne, aš dabar nenoriu. Tai aš sakiau protu.
po 3 vaikų, kada parsivežiau Džiugą, 3 leliuką namo, sakau, leliukas, mano vyriausias Ąžuolas sako, o, kaip gerai, sako, tai jau Džiugas yra, tai dabar tik sesytės dar trūksta, aš ne, Ąžuoliu, dar šitą paauginam, taigi palauk, jis dar mažas. Vis vaikas apsiverkė, sako, tai kur gyvens mūsų sesytė? Jis sako, tai kur gyvens mūsų sesytė, jeigu mes jos neprimam? Jis realiai jo akys tokios, jisai žiūri mane, kaip tu vos negali, kur nesuprato jisai. Aš tada nutilau, gerai galvoju, čia dabar nesivelsime iš tas diskusijas, bet aš protu tai dar dabar nenoriu. Pagalvojom, kad gal norėsim, jau šitie paaugs 3, nes jie pametinukai, vyriausiam 8, bet dukrai 6, sūnui 3, mažiukai metukai tuoj. Ir taigi nesakau, už kokių 5 metų jau šitie bus paauginti, tada jau mes galėsim jau savo atsipalaiduoti, laisvai tą vieną pagranduką auginti. Ir kas gavosi, protų mąstant, ar ne? Pastojau 2 dienos po savo dienų, tų mėnesinių vadinamų. Skaičiuok, neskaičiavęs, ten daryk ne, tiesiog va taip norėjau protų vienaip, o planuok žmogus, o dievulis juokiasi ir daro, kaip jam reikia. Tik tiek, kad pas mane tas yra variantas, kad aš, jeigu taip įvyko, aš priimu, viskas tvarkoju, pasijuokiau iš savęs, iš tų savo planų, iš tų norų kažkokių ten kažkada, suprantu, kad vaikam dabar yra geriausias momentas augti kartu, kad jie dabar gyvena, o ne po 5 metų, kada aš nuspręsiu, kada tam vaikui ateiti. Ne mes turime spręsti, kada ir kaip. Ir tiesiog, yra kaip yra. Ir paskui stebimės, kodėl kažkas nesiseka, kodėl gyvenime netaip dėliojasi, kodėl tas trūkumas yra kažkur. Tas trūkumas yra todėl, kad nėra pilnatvės. Iš viršaus mes nepriimam tos pilnatvės. Ir tas, kad įdomu taip, kad kiekvienas vaikas atsineša savo šaukštą, kaip aš sakau, su kiekvienu gimimu mūsų gyvenimas tarsi pagerėdavo. Tiek finansiškai, tiek santykyje, tiek emociškai. Ir atrodo 6 asmenų šeima, bet mes nesam socialiai išlaikomi, ta prasme, nepretenduojame jokias paramas, nes pajamos leidžia jų negauti. Tai ir atrodo nieko per daug nedarėm, nieko nekeitėm. Bet kažkaip va taip tiesiog išeina. Ir džiaugiamės tuo. O kaip jūs patartumėt planuoti šeimą? Irgi mintimis? Taip, galima bandyti susitarti. Turiu omeny, jeigu reikia tarpo tarp vaikų arba... Tai vat, kas nori to... Jeigu reikia, kas sako, kad reikia? Kas nusprendžia, kad reikia tarpo tarp vaikų? Čia vat mano situacija. Aš maniau, kad reikia tarpo tarp vaikų, bet aš to tarpo negavau, nes neto reikia. Jūs teigite, kad galima tiesiog, nežinau, net ir kaip vaikų skaičiaus savo neužsiduoti, kad aš turėsiu ten 6 vaikus, ar ne? Bet galima, kad ir 12 turėti. Ne, neturėsi 12, jeigu nebus pagal planą tiek turėti. Čia esmė ta, kad yra sielų grupė, ar ne? Ar jūs klausite apie kontracepciją, apie vaikų planavimą? Sąmoningą planavimą. Apie šeimos planavimą. Subtiliam lygmenį. Vis tiek, nežinau, turi, vat, kaip ir sako Renata, turi leliuką. Ir galvoju, kad būtų visai gerai, kad po 3 metų gimtų kitas, nes tada bus atsistačius ir fiziškai, ir skirus dėmesio leliukui normaliai, kada jisai jam daugiausiai reikia. Čia yra pamąstymai socialiniu tuo mastu, proto lygmenį. Ir yra esybės, sakykim, sielos. Čia aš su vyru, sakykim, čia vaikai. Mes čia būdami susitarėm, kad aš einu su vyru į žemę, jie ateis vėliau, ar ne? Čia riba nutraukia prisiminimus, mes įsiveliam į socialinį lygmenį, į normas, kas kaip turi būti, ar ne? Sakykim, vieną vaiką pasišaukiam, jis ateina, o protų čia nusprendžiam, ne. Dabar kito, nereikia, užtenka mums to vieno. Kas vyksta? Sutartys tos, sakykim, sutartys jos pasirašytos, tie dieviški planai sukurti visiems mums čia ir mes bandom protų išsisukti kažkaip. Bet, protų ir neišsisuksim. Ir jeigu buvo nutarta čia 2, tai jie 2 ir ateis. Vienaip ar kitaip, jie turi ateiti, žinai. Jeigu nepadarysi ten kažkokio, valymo ar panašiai. Ir nebus jų 6, jeigu bus sutarta tik 2. Ir jų ateina tiek, kiek sugeba šeima pakelti, sakykime, energetiškai, išlaikyti. Tai vat.
Ir aš žinau, gal ir irgi atrodys keistai, susipažinom su savo vyru, bet prieš 17 metų dar buvau 11 gal. Sako, Renata, ne, jau, sako, Renata, tai vat turėsim 4 vaikus. Žinai, jeigu tu Renata, tai sakau, iš kur tu čia, pasirodo, jie ten darydavo, seniau buvo labai madinga, ten tie visokie seansai su adatom ir panašiai, ten išsikvietė kažkokią tai ten dvasę ir pasakė, kad va turėsi žmoną Renatą ten nuo kaimo, vienu žodžiu, iš kaimo kažkas tokio, nes kaimas gyvenau vasaros, ten mano praleistos, mano galios jėga vieta, kaip aš sakau. Ir sako, ir man pasakė, kad turėsim 4 vaikus vienu žodžiu. Tai mes tiek prisijuokėm, vienu žodžiu, kas čia per nesąmonės, žinai, kokie čia 4 vaikai, pas mane bus berniukas ir mergaitė, žinai, tik tai ir viskas. Aš taip pat savo buvau prisikūrus nuo mažens, kad turėsiu porelę dėl įvairumo ir panašiai. Bet gavosi, va taip yra kaip yra. Tiesiog begyvenant supranti, kad 2 neužpildo namų, kažko trūksta, tą kažką jauti, kad jis yra šalia, tada ateina tas 3, bet tai dar 1 pasako, kad kur mūsų sesytė gyvens, tada supranti, kad papuoliau, yra 4 ir jie turi būti. Bet ateina ir tas nusiraminimas, priėmė, viskas aišku, supratau, dabar žiūriu, ką su tuo daryti. Vat jeigu atėjo, vadinasi, aš galiu tai pakelti. Ir viskas. Bet dabar jau yra jau ramu. Jau kažkas toks jausmas, kad jau ramu. Jau nėra laukiančių už durų, bet toks jausmas. Aišku, galima bandyti kalbėti su ta, iš čia, bet su protu bandyti kalbėti su ta esybė, įsivaizduoti mintyse, kad pasižiūrėti, kiek, ar yra dar tų vaikučių už durų laukiančių. Ar ne, jeigu pamatai, ten vieną kitą kokį, gali tiesiog paprašyti, kad gal dar biškutį palauk, dar baigsiu mokslus, gal ten reikia man dar laiko, biškį dėmesio, pačiai savo ir panašiai, gal tada vėliau galės teikti. Ir taip bandyti. Ir aš teisingai supratau, taip sąlyginai įvardinkim, tai formulė, prašymas būtų toks, kad aš priemu, kas ateina, taip aš norėčiau, bet lai bus taip, kaip bus, taip kaip iš tikrųjų tai yra toks priėmimas situacijos ir išreiški norą, ketinimą, kaip norėtum, bet priimi ir tai, kaip bus iš tikrųjų, nes yra tikrai daug atvejų, istorijų, kai, sakykime, moteris vartoja kontraceptikus, ar ten klijuojasi pleistrą, ar kažką vis tiek pastoja, per spirales pastoja, ten dar kažkaip, kitos nieko nedaro, labai nori, bet niekaip neišeina pastoti. Tai yra tam tikri dėsniai, tam tikros priežastys, situacijos, kurios ne šiaip savo vyksta. Ar, kaip sako, saugokis nesusaugojęs, jeigu reiks, tai bus. Tai taip yra. Bet vis tiek gal ta tikimybė skiriasi kur? Tikimybė skiriasi. Ir dievulis duos, kai gali duoti. Kartais 3 metus ir sausį ir gruodį. Tada klausimas, kodėl pas žmogų yra ta nuostata, kad kiek duos, tiek imsiu. Čia iš kur ateina tas pas žmogų ta nuostata, kad kiek bus, jau čia tegu būna sausį gruodį, nesisaugo viskas. Pagal fiziologiją, kaip pagal žmogaus kūną, tai. Bet vis tiek, tai, kaip sakau, yra tie pavyzdžiai, kur viskas tvarkoja, sveiki žmonės, bet neteina tie vaikai ir metai, ir 2, ir 3 bando ir nieko neišlenda. Nesigaudo. Gal čia taip kažkoks kažkokios tai ligos kažkokios. Bet yra konkrečių atvejų, su kuriais aš dirbu, kreipiasi žmonės. Sveikiem, Tai nesuderinamumas irgi būna. Taip. Atrodo, be patologijų abudu partneriai, bet nesuderinamumas poros. Taip, o tik žiūrėk, išsiskiria, atsiranda šalia kitas partneris ir pastoja, sakykime, ar ne? Būna ir tokių atvejų. Būna atvejų, kada žmonės išsityrę viską. Finansai leidžia tirtis, išsityrę viską idealiai, nėra jokių nukrypimų, nėra jokių patologijų, tik atrodo, imk ir pastok, ne? Bet neišeina. Ir žinau bent 3 tokius atvejus. Tai kodėl taip yra? Kas trukdo? Tai kažkas trukdo. Energijų nesuderinamumai, galima tada bandyti prašyti tas energijas suderinti. Nusistatymai, tie tokie kažkokie, kaip sakau, nepedantizmas kažkoks, noras viską taip ir taip, o jeigu pas tave sutarta, kad siela ateis tokia, pati savim pasitikinti, auganti laisvai, o tu to neleisi. Tai ir laukia, kol susiprotėsi, kol galėsi, kol būsi pasiruošęs priimti tokį, koks yra tas laikas. Tai kaip sakau, galima į nėštumą žiūrėti paprastai, elementariai, pastojau, pranešiau, pagimdžiau, kaip pagimdžiau taip, galima pabandyti praplėsti savo suvokimo ribas ir tą visą akiratį praplėsti ir pabandyti pritaikyti ir žiūrėti,
o kaip tai veikia, o koks tai poveikis, skirtumas ir ką man tai duoda. Iš tikrųjų, galima su tuo daug padaryti ir duoda daug. Bet mūsų laisva valia rinktis. Kiek priimam, kiek sugebam. Tai va tik mintyse visą laiką, aš kaip sakau, prašau praplėsti mano suvokimo ribas. Kad aš suvokčiau kuo daugiau, kad aš galėčiau suprasti, priimti kuo daugiau. Ir jeigu dar miega kažkuri mūsų dalis, tai mintyse pažadinkime. Pabus laikas ir žiūrim visas pusės, kas kaip ir su tuo gyvenam daug lengviau ir paprasčiau. Dar aš galiu klausti. Jūs nuolatos sakot, pagalbininkai, kurie gyvena aukštesnėme lygmenyje, ar ten reikia paprašyti. Tai kas tas yra? Tai jūs Dievą turite mintyje, ko aš turiu prašyti, būtent į ką kreiptis. Ir antroji būtų klausimo dalis, kiek kartų ir kaip tai turi vykti. Žiūrėk, čia pavyzdžiui yra, aš taip paprastai grubiai, čia gamykla kažkokia, ar ne, čia ligoninė žemė, ar ne. Čia šiaip kokia verslo įstaiga, ar ne? Žmonės eina į darbus. Ne? Eina į darbus. Jie šitam namuose, jie būna asmenybės žmonės. Čia ateina, jie tampa specialistais kažkokiais, ar ne? Dirba darbus. Kaip dangui, taip ir žemėje, ne? Yra sielos, esybės. Ir čia yra tos dieviškos tarnybos, kurios padeda. Čia, sakykime, sveikatą atstato, čia tikslus gyvenimo kuruoja, čia santykius gal kažkokius, ar ne? Mūsų sielos irgi ten nesėdi ir kojom nemataruoja, ar panašiai. Vienur mes galim čia žemėje daryti vienus dalykus, bet mūsų sielos subtiliam lygmenį irgi turi darbus, eina į darbus. Jeigu aš kreipiuosi į specialią dievišką tarnybą atsakingą už sveikatą, tai galbūt kažkas, kažkurio tai esybės dirba to tarnybo ir padeda man vienaip ar kitaip, ar ne? Ir čia tas toks, paprastai tiesiog, nes būna, kodėl, pagal ką mes renkamės čia žemėje savo kažkokius, kodėl traukia viena veikla, o netraukia kita. Dažnai būna, kad susiję tos mūsų veiklos. Čia dirbam vienoj srityje, būna, pavyzdžiui, teisininkai, tokie užkietėję matosi teisininkai, jo nesumaišysi su menininku ar ne kažkokiu. Jis savyje neša tarsi tą tokią emociją, energiją. Energija čia bazuojasi. Tai galbūt jis ten, nežinau, kokio karminiai tarnyboje dirba kaip pavyzdys, ar ne? Arba tos seselės, tokios gailestingos, kurios padeda paglosto galvelę, ten ligoniniai dirba, atrodo, savo vietoje sėdi. Jos galbūt čia, jų sielos irgi galbūt ten, nežinau, pasitinka gimstančius, palydi mirštančius, irgi dirba kažką, guodžia per anksti išėjusius, avarijų papulusius ar panašiai. Kaip čia vyksta gyvenimas, darbas, taip ir čia lygiai taip pat vyksta gyvenimas ir darbas. Ir turim suvokti, kad, tai galima tuo visu naudotis ir priimti. Būna kartais dažnai naktim, nežinau, ar jums pasitaiko 3 valandą prabundat. Būna kam nors apie 3 valandą. Atsakau, apie 3 valandą tas būna prabudimas dėl ko? Todėl, kad čia, subtiliam lygmenį 3 valandą, kaip sakau, žemiškai kalbant, baigėsi susitikimai, pasitarimai, posėdžiai visokie. Ir tada gaunasi tas skirstymas, jis tarsi išmeta iš to energetinio lauko ir dažnai prabundi. Arba tie sapnai tokie būna irgi, jie nesuprasti kokie, jie dažniausiai būna iš šito lygmens, iš to veiksmo, kas ten vyksta, kas ten darosi, ką mes dirbam su kažkuo ir panašiai. Tai tai viskas yra paprasta, nereikia kažko ten sudievinti, kad ten kažkur, taip, aukščiau yra kūrėjas, į kurį irgi galima kreiptis, bet pradžiai tai pilnai pakanka tų dieviškų tarnybų, kuriuose mes patys ten ir dirbam. Ir vieni kitiem galim padėti. Kaip sakau, galima bandyti tą ranką pačiam susigipsuoti į langetę, įsidėjus apsivynioti, bet galima nueiti pas specialistą čia, kuris ir padės. Lygiai taip pat, jeigu man kažkas negera, bet kai aš visur pasakoju tą situaciją, kai sūnus nusipjovė pagalvėlis, pirštus į skardą įsipjovė, ten kraujas bėgo ir važiavom į vaistinę pirkti pleistro ir jisai sako, mamyte, ką man sakyti? Sakau, tai prašyk, kad sustabdytų kraujavimą fiziniam lygmenį, prašyk, kad skausmą išvestų, kad atstatytų pažeistas struktūras. Jisai laikė tas servetėlės. Nuvažiavom iki vaistinės, tai patverčiau, ten tik 2 lašiukai kraujo, visai nebėgęs kraujas ir sako, viskas, man jau neskauda. Tai sakau, tai klijuot tą pleistrą, tą neklijuot. Tai užklijuok, kad žemių nepapultų, taip pat toksai.
Nu, bet ten buvo atsilupę taip, kad ten bėgo tas kraujas, nu nežinau, nes čiuožykla bėgo į viršų, užsikabino už kraštų ir čiuožti žemyn pradėjo slyst. Nu ir per tą skardą, vat, per pirštus ir nusipjovė. Nu, bet tai vat, kaip vat, tai gali veikti tas toks vidinis įsitikinimas, matymas ir prašymas, priėmimas tos pagalbos. Tai lygiai taip pat galima prašyti ir vietos prie parduotuvės ir žalios šviesos, nu, bet ko mums reikia šiuo metu. Galima prašyti ir tai yra normalu prašyti, nes, nu, negi tai bus čia sėdi ligoninėje, ten, sakykime, kraujai bėga ir, nepatogu kažkaip seselės prašyti dabar. Jinai dirba savo tiesioginį darbą, jinai privalo užbintuoti, apvynio, ten pažiūrėti kažką, ar ne. Tai čia lygiai taip pat ir su tais prašymais mes turim prašyti, jeigu mums reikia pagalbos. Tai va. Nu, dar kokį klausimą. Dar jau viskas. Tai, bet kokiu atveju šitas įrašas bus YouTube'e, galima bus pasižiūrėti, klausimai irgi per Facebook'ą galim susirašyti, jeigu ką. Ir tikrai kiek galiu, kiek suprantu ir suvokiu, atsakau, padedu ir galim bendrauti ir toliau. Tai ačiū labai, kad atėjo. Ačiū tau, Renata. Tokių paskaitų reikia visiems. Ir gero vakaro.